Dabar paklausiu kaip trenerio. Praėjo pirmoji pasirengimo savaitė. Kokį įspūdį palieka naujoji Juventus komanda? Na, ji tokia darbinga, gal labai mažai jos reikia raginti. Tikrai, ir gal net ir mažai aiškinti, kaip kokį pratimą reikia daryti. Visi labai taip, aišku, kadangi jau ir patyrusių yra, labai greitai supranta, ką reikia daryti, kokiu greičiu, kokiu maksimalumu. Tai tokia, išlaikyta rami komanda. Fizinio parengimo treneris sakė, kad ypatingai šiemet matosi tas komandos žaidėjų profesionalumas. Sutinkat su to? Tai vat aš gal tą ir pasakiau, kad tokie, sakau, nereikia nei treneriui, negirdžiu čia šalia būdamas kaip asistentas, kad ten treneris labai jos, sakykime, turėtų raginti ar kažkaip tai įspėjinėti ten. Tai vat pritariu pilnai treneriui. Pats nepaslaptis, kad labai smarkiai prisidėti prie komandos komplektacijos ir kaip vertinat tą vasarą nuveiktą Juventus darbą? Džiaugiuosi. Iš tikrųjų džiaugiuosi pats, džiaugiamėms kartu su treneriu, kad pavyko, sakykim, pakviesti tuos žaidėjus, kuriuos norėjom. Ir kad žaidėjai tuos, kuriuos norėjom, lygiai taip pat atėjo ir atėjo su noru. Tai nereikėjo jų ten vilioti kažkokiais tai, ne tais dalykais, kuriais reiktų, tai sakykime, pinigais. Jie patys norėjo, vadinasi, į Utenos Juventus ateiti ir žaisti ir tas labai džiugina. Praėjusią sezoną po paskutinio interviu sakėt, kad komandoje turi būti ir kitą sezoną tikrai bus vyresnių žaidėjų. Šiemet yra 3 žaidėjai, kurie 30 arba su virš metų. Ar optimalu 3 žaidėjai vyresni komandai? Minimalu. Gal čia tuos metus nereiktų ir žiūrėti, ar iš 30, ar iš kiek, svarbu, ką žaidėjas gali atlikti aikštelėje. Bet be abejo, be patirties sudėtinga yra nuveikti kažką tai rimto arba gerai žaisti. Tai tie 3 žaidėjai, kurie virš 30 ir visi kiti jau, sakykime, tokie ateina į žaidimo brandą. Tai iš tikrųjų tai džiugu, kad turėsim šiais metais komandą, kuri galbūt lengviau, greičiau viską supras, perpras ir bus, sakykime, toks vienas kitą suprantantis kumštis. Rinkdami krepšininkus be jokios abejonės analizavot, žiūrėjot kiekvieno žaidėjo savybės, stipriasias, silpnasias pusės. Kaip manot, kur galėtų būti Juventus stiprybė šį sezoną, sugrįžus į krepšinį aikštelę? Iš tikrųjų atsižvelginėjom į charakterių žmonių labai stipriai šiais metais. Tai nelengva, kada turi ten galimybės tokias, ne tai kad minimalios, bet nes tų žaidėjų tikrai nėra taip, kad ten krūvos ir, sakykime, jeigu nori vienoje pozicijoje, tai turi pasirinkimą tarp 2-3 ir jeigu dar žinai, ko nori, sakykime, kad jie darytų aikštelėje, ką darytų toj pozicijoje ir plus nori, kad dar būtų su tokiu teigiamų, pozityvių charakterių tiek aikštelė, tiek už jos ribų, tai praktiškai atsiduri į vieną žmogų. Įvertinant dar savo finansinės galimybės, tai praktiškai nebelieka žaidėjų, ką rinktis. Bet iš tikrųjų, vėl pasikartosiu, džiaugiuosi, kad atėjo, sakykime, žmonės, kurie su tikrai pozityviais ir aikštelė, ir už aikštelės ribų charakteriais. Tai manau labai greitai susiklijuosime. Į vyr trenerio postą buvo pasirinktas Dainius Adomaitis. Kodėl nuspręsta kviesti šį trenerį? Tai Dainiumi abejoti kaip specialistų, tai tikrai nemanau, kad čia reikia kažką tai aiškinti. Tai jau treneris su patirtimi, nors dar pakankamai jaunas. Tai tiesiog tai buvo prioritetas ir labai džiugu, kad su juo buvo, sakykime, sutarta, kad be abejo, tai lėmė vėlgi aplinkybės ir Dainiaus, sakykime, ir taip pat noras dirbti Lietuvoje ir jo požiūris ten sutapo su mūsų galimybėm, gal ir norėtųsi daugiau, geriau, bet tikrai, aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad galėsiu dirbti šalia Dainiaus Adomaičio asistentų. Nepaslaptis, kad komandai vis dar reikia vieno žaidėjo, bent jau vieno žaidėjo ir kad tas papildymas bus, kaip sekasi ieškoti to šiai dienai paskutinio krepšininko.
Iš tikrųjų, jokios dabar mes praktiškai, taip galima sakyti, jau kaip ir susiformavę. Ir ten jokios panikos ar skubėjimo absoliučiai nėra. Tai reikalingas vienas žmogus ir ieškome atakuojančioje pozicijoje, tai sakykime, 2-3 numerio. Ir praktiškai dabar, kada lietuviai, tai jau beveik fiziškai nėra tų pozicijų žaidėjų, tai mums nieko nebelieka, mes labai intensyviai dairomės legioniero. Kas tai bus, brazilas, japonas ar amerikietis, tai galbūt laikas parodys. Galbūt kažkas atsilaisvins iš lietuvių ar atsiras. Tai be abejo, mes teikiam prioritetą lietuviam, bet kaip ir minėjau, fiziškai tiesiog jų šiai dienai nėra. O kada jis bus, tai be abejo, norime kuo greičiau, bet kaip ir minėjau, tai nėra jokio skubėjimo, kadangi jau komanda praktiškai susiformavus, tas vienas žmogus, tai matysis labai greitai eigoje, galbūt netgi tiksliau. Pasirašęs sutartį, Dainius Adomaitis sakė, kad užsiminė, kad komandai keliami tikrai aukšti tikslai. Ar galima jau kalbėti apie kažkokius konkrečius tikslus artėjančiam sezonui? Konkretus tikslai, tai, sakykime, klubo valdybos iškelti buvo 6 pakliūti. Mes žinome, kaip sudėtinga jį pakliūti. Tai šiais metais vėlgi iškeltas tas pats tikslas būti ne žemiau 6. Tai minimalu, o maksimalu. Gera girdėti Dainiaus tokį labai drąsų ir sakykime, požiūrį užtikrintai kalbantį, kad norime patekti į 4. Tai malonu prisidėti ir aišku, norisi tą padaryti, patekti tenai, bet, kaip minėjau, minimalu yra 6, kas irgi būtų be galo puikus rezultatas. Žinau, šią vasarą tokia naujovė Utenoje, didelė galbūt naujovė, tai yra Valančiūno vardo turnyras. Gal šiek tiek keli žodžiai apie tai, kas tai per renginys? Tai bus gražus pirmą kartą organizuojamas Jono Valančiūno, aišku, vardo turnyras, bet organizatoriai tai mes Juventus krepšinio klubas, o aišku labai stipriai prie viso to prisideda Utenos rajono savivaldybė su priešaky, aišku, meru. Ir visi mūsų taip pat rėmėjai pagrindiniai taip pat prie to. Tai labai įdomu, tai ta mintis brendo berods visus 5 metus, taip mano galvoje, kartu paskui su bendraminčiais visais, kurie dirbo klube, bet tik tai šiais metais pavyko, taip sakykime, įgyvendinti, galbūt ir aišku, ir pats Jonas, sakykime, subrendo tam pačiam vardui, nes nemanau, kad ateityje dar ateinantį 100-metį taip lengvai užaugs mūsų mieste toks, sakykime, krepšininkas ar apskritai tokio lygio sportininkas ir žmogus, galų gale kaip Jonas, o gal ir užaugs.